Sveiki, pradedame naują temą – struktūras. Kad galėtumėte pilnai suprasti, kaip veikia struktūros, pradėkime nuo to, kad kai mes susikūrėme kintamai x, kągi mes padarome, tai iš tikrųjų mes kompiuterio atmintyje sukūrėme vietą, kur galime išsaugoti vieno kintamojo reikšmę. Kaipgi ją saugome? Jeigu mes pasakysime, kad x yra lygus 5, x lygus yra 7 ir x lygus 10, ar mes išsaugosime visas tris reikšmes? Iš tikrųjų tai bus taip. Išsaugosime 5, tada ant viršaus išsaugosime 7 ir tada ant viršaus išsaugosime 10. Tokiu būdu mes iš tikrųjų išsaugome tik tais vieną reikšmę. Kad galima būtų išsaugoti daugiau reikšmių, atsirado masyvai. Kaip aprašome masyvą? Galime naudoti, pavyzdžiui, štai tokį masyvą, arba galime naudoti štai tokio tipo masyvą. Abudu sukurti masyvai turi po 3 vietas, kadangi turi po 3 vietas, iš viso gali išsaugoti 3 skaičius. Tai mūsų masyvas vadinasi A, jis turi 3 paruoštas vietas, į kurias galime saugoti, kaip ir minėjau, 3 skaičius. Tai pavyzdžiui, aš galiu parašyti, kad masyvo nulinio reikšmė yra pas mus, tarkim, 7, masyvo pirmo nario reikšmė pas mus yra 15 ir, tarkim, masyvo antra reikšmė yra tarkim, kokie -2. Štai taip. Turime skirtingus skaičius ir šitie skaičiai išsaugomi taip. Čia 7, čia 15, čia -2. Tai aš dabar išsaugojau kiekvieną reikšmę atskirai, bet kai mes rašome programas, dažniausiai saugojame štai tokiu pavidalu, kad saugojimas vyksta ciklo metu, yra kintamasis i, kuris parodo, į kurį masyvo narį mes saugosime. Ir paskutiniu metu, kai mes sprendėm užduotis, atsirado tokių užduočių, kur reikia saugoti daugiau duomenų, kurie eina kartu, tarsi lygiai grečiai. Tam atveju mes naudojame kelis masyvus. Sakykime, mums reikia saugoti x koordinatės, y koordinatės ir atstumą iki nurodyto taško su x ir y koordinatėmis. Kad tai galėtume išsaugoti, mes naudojame 3 masyvus. Iš tikrųjų, naudoti 3 masyvus, paskui juos, tarkim, reikiuoti, ištrinti ar atskirai spausdinti, persiųsti yra pakankamai sudėtinga. Dėl to yra naudojamos struktūros. Kaipgi atrodo struktūra? Struktūrą kuriame štai taip, rašome strukt, tarkim, pavadinimas žmogus, tegu būna pas mus struktūra, ir ką struktūroje žmogus mes galime saugoti. Tai, sakykime, jis turi vardą, jis turi pavardę ir jis turi, tarkim, asmens kodą. Tai čia yra sukūriamas saugojimas vienam masyvo nariui. Struktūros iš karto yra kūriamos po sakinio using namespace std. Štai po šito sakinuko yra sukūriamos struktūros. Jos kūriamos aukščiau, kodėl? Kad visa programa matytų struktūras ir galima būtų ne tik main funkcijoje naudoti, bet ir kitose funkcijose. Dabar funkcijoje main mes galime susikurti masyvą, kuris galėtų saugoti duomenis štai tokiu pavidalu. Tai pavyzdžiui, aš galiu sukurti tiek vektor tipo masyvą, žmogus, tarkim, žmonės, arba galiu sukurti statinį masyvą, tai bus žmogus, tarkim, žmonės 1, kad čia skirtus man masyvas nuo masyvo, ir tarkim, tai yra 3 vietos. Kyla klausimas, kaipgi iš tikrųjų yra saugomi duomenys į masyvą, kuris naudoja struktūrą. Tai tokį masyvą būtų galima įsivaizduoti kaip lentelę, kuri vadinasi, tarkim, žmonės,
Ir šitas masyvas, jeigu kalbėtumėm apie statinį masyvą, kuris konkrečiai turi 3 vietas, tai šitas masyvas turi narį nulinį, tada turi pirmą narį ir turi antrą narį. Dabar kiekvienas savyje narys turi vardą, pavardę ir asmens kodą. Tuo aš taip surašysiu, kad būtų aiškiau. Ir štai, kad būtų galima lengviau įsivaizduoti, tai masyvą galima įsivaizduoti štai tokiu pavidalu. Kad čia yra surašyti masyvo narių numeriai, na, o vidiniai kintamieji, tai yra vardas, pavardė ir asmens kodas, irgi turi prieimą. Dabar kaipgi mes prie šitų duomenų galėtumėm prieiti? Tai aš galiu pasakyti štai taip, kad žmonės nulinio nario, taškas, vardas yra lygus Jonas. Tai tokiu būdu aš išsaugosiu duomenis konkrečiai štai į šitą vietą. Čia bus pas mane išsaugotas Jonas. Na, o aišku, taip atskirai mes masyvo narių nesaugome. Tai šitas sakinys greičiausiai bus naudojamas štai taip, kad vietoj nurodyto nuliuko mes naudosime tiesiog i. Ir kaipgi atrodytų skaitimo sakinys cikle, tai mes sakytumėm, kad pavyzdžiui skaitome iš failo į žmonės, į tojo nario, paspaudžiau, vardas, tada žmonės, į tojo nario pavardė. Nu, pavyzdžiui, be asmens kodo šiuo atveju. Štai taip saugome, kad iš failo į priklausomai kurio nario vardą ir pavardę. Tai taško pagalba mes galime prieiti prie štai šitų vidinių masyvo narių. Ir tai yra daug patogiau saugoti, nes jeigu aš siuntinėsiu šitą masyvą tarp skirtingų funkcijų, tai masyvas keliaus su visais vidiniais kintamaisiais. Jeigu aš rikiuosiu tokį masyvą ir sukeisiu du narius vietomis, tai jis irgi susikeis kartu su pavardėm, vardais ir asmens kodais. Ir tokiu atveju man reikės naudoti 3 masyvų, užteks vieno. Na, tikiuosi pakankamai aiškiai paaiškinau, jeigu ką, rašykite, galėsiu dar papildomai paaiškinti.